mane įtraukė, va, nežinau, kaip kažkokia stebuklas, va ta tokia, ten ir tas užuomasga tokia ir fizinis, ir tas dvasinis, ir emocinis kūnas. Kažkas naujo buvo tuo metu. Ir ne? tuo metu apie tai nebuvo galima Mhm. kalbėti ir ten viskas tarp eilučių paslėpta, netiesiai parašyta, nežinau, mane tiesiog įtraukė, vat, mano pradinių klasių mokytoja jaudindavosi, kaip aš apskritai išgyvensiu šiam pasaulyje, tokia būdama. Nu, šiaip vis tiek mano masažas buvo tas rytis, dėl ko aš įstojau į medicinos mokyklą. Tai man labiausiai ir patiko disciplina, va, tos paskaitos masažo ir labai labai sužavėjo mane ir įtraukė, man buvo tokia netradicinė medicina, tokia paskaita. Prisilietimas yra mano meilės kalba pagrindinė, vaikystėje jos nebuvo daug, nu, Trūko truputėlį. taip, ne? taip. Mhm. Ir gal, nu, aš bandau čia pati išmastyti, kodėl aš pasirinkau va, tokią profesiją. Nes, nu, tai yra drąsus žingsnis moteriai vis dėlto. Taip. Ne? Daryti kažką Man va savo. ta mintis, čia buvo antras dalykas, kas man tiesiog atėjo toksai apreiškimas. Nu, tikrai įsėdo giliai, bet aš ją nešiojausi gal kokius, 7 ar 8 metalo centras, tokia gera idėja, bet ji buvo truputį per anksti. Nes tada niekas dar nekalbėjo apie jokius ilgamžiškumus, longevity, ten biohackingus, apie šitas temas niekas iš vis nekalbėjo ir daugam buvo daug klausimų, apie ką aš čia ir ką tai reiškia. Bet aš sakau, tai yra visiškai savęs apgaudinėjimas. Čia toksai, kaip aš įkišiu galvą į smėlį, ne, arba užsidengiu akis ir niekas manęs nemato. Tai aš nenaudoju žodžio senėjimas, vartoju žodį amžėjimas ir manęs tai neištinka. Čia per daug neprisišnekėjau. Dusulys toksai, žinai. Šiaip aš pati baigiau medicinos mokyklą ir man patinka medicina tokia, kokia jinai buvo sugalvota. O kaip tu sakai, galbūt nieko čia stebuklingo, bet kai aš girdžiu, kaip tu pasakoji, čia viskas kaip padėta, kaip sureikiuota. Ir viskas laiku ir vietoje atsirandantis dalykai. Tai ką dar pamatai, išgirdai ir kaip tu sakai, wow, šitą reikia daryti, žinai. Ir tu gali tą būseną savo, žaibiškai, va, per minutę pakeisti. Tau tai reikia dašliaužti iki buteliuko eterinio aliejaus. Arba jį pasistatyti prie lovos. Jo, kad žmonės labai per anksti išeikvoja visus resursus savo organizmo duotus, atsineštus. Pastebėjimas. Aš irgi pastebėjau, kad aktyvus dešimtmetis yra nuo 20 iki 35 ir tada, kaip sakiau, visi ant to kortizolio gyvena. Kortizolis suvalgo, taip grubiai pasakyti, progesteroną, tada vėl išsibalansuoja moteriški tie hormonai, dėl ko moteris negali pastoti ir vaikų susilaukti dabar labai daug, nes jos visos gyvena vat ant to nuolatinio, to lėtinio streso ir tas kortizolio lygis yra, tikrai labai aukštas.